Jau socialiniuose tinkluose žmonės spėjo pastebėti ir piktinasi, kad jūsų pasisakymai prasilenkia su elementaria logika. Ir paaiškinsiu kodėl. Jūs neseniai labai džiaugsmingai pranešite visai Lietuvai, kad 2050 metais mūsų šalis galėtų pasiekti 50 teravatvalandžių elektros gamybą, tačiau vis tiek liktume elektros importuotojais. Paaiškinkite, prašau, kokiais matematikos dėsniais jūs vadovaujatės, jeigu dabar per metus mūsų šalis suvartoja 11-12 teravatvalandžių, iki 2050 metų jūs planuojate padidinti elektros suvartojimą beveik 447 procentais. Puikiai žinote, kad pagal šiuo metu Lietuvoje galiojančią tvarką elektrą perkame biržoje ir tam, kad taip drastiškai padidėtų jo suvartojimas, jos kaina turi būti žymiai mažesnė palyginus su tuo, ką mes mokame dabar. Dar daugiau, pagal šiuo metu galiojančią tvarką Nord Pool biržoje eksportuojama yra pigesnė elektra, o brangesnė lieka šalies viduje. Jei elektros pasiūla yra didesnė nei suvartojama, nepriklausomai nuo to, kad importuoja ta elektra būtų pigesnė, Nord Pool neleidžia importuoti pigesnės elektros, išstumiant brangesnę vietinę. Aš truputėlį vėliau pradėjau. Ir pakomentuokite, prašau. Ir dar pastebėjimas dėl ESO sprendimas pinigus vartotojams grąžinti per 15 metų, ar jums neprimena 90-ųjų, kai jeigu per klaidą žmogus banditui paskolindavo pinigų, tai viskas kaip į balą. Dėkui, supratom. Tai Lietuva šiuo metu naudoja energijos apie 80 teravatvalandžių apimtyje. Energijos, ne elektros energijos. 500 metais, kaip žinote, visa energija turi būti žalia. Ką tai reiškia žalia, tai mes turėsime tik dvi rūšis energijos. Turėsime elektrą, dar šiek tiek turėsime biodujų. Tai elektros, kad dekarbonizuoti mūsų transportą, pramonę pilnai, mums reikės apie 70 teravatvalandžių elektros energijos. Vien elektros energijos. Ne 50. Ir vienas iš scenarijų yra, kaip mes pasieksim 70 teravatvalandžių elektros energijos gamybą Lietuvoje. Reikia pastebėti, kad, pavyzdžiui, mūsų pramonė, kaip Achema, Orlenas, naudoja didžiulius kiekius dujų tam, kad gamintų vandenilį, iš to Achema gamina amoniją ir toliau gamina trąšas. Tam, kad galėtų tas procesas toliau tęsti, kad mūsų gamyklos toliau galėtų gaminti, reikės didžiulio kiekio elektros energijos. Transportas taip pat. Šildymas. Skaičiuojama, kad 50 metais daugiau kaip 50% mūsų namų bus šildoma šilumos siurbliais, elektra. Tai viskam tam reikės elektros. Todėl didžiulis poreikis yra atsinaujinančiai energetikai, todėl turime sudaryti visas sąlygas, kad atsinaujinanti energetika galėtų sėkmingai vystytis. Ačiū.